BetSafe kazino, BetSafe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tai ką, sveiki atvykę į mano naują seriją ir iškart seriją pradedam nuo dovanų. Mes kartu su tuning.lt sugalvojom padovanoti jum spoileriukų. Naujieji metai jau čia pat, tai naujųjų metų proga atsinaujinkit savo automobilį. Pakalbėkime apie taisyklės. Mes visi žinom, kad tuning.lt turi didelį pasirinkimą tuning dalių vokiškam automobiliui. Taisyklės labai paprastos, jūs užeinat į tuning.lt puslapį, tenai randat savo automobilio kėbulą, randat spoileriuką ir tada grįžtat į komentarus. Komentaruose tiesiog parašot noriu spoilerio ir savo kėbulą. Tarkim, noriu spoilerio BMW E46, noriu spoilerio BMW E60 ir taip toliau. Viskas yra jūsų rankose ir 3 laimingieji, ne vienas, o 3 gaus naujų metų progą spoileriuką. Labai svarbu yra, kad jūs užeitumėt ir pažiūrėtumėt būtent savo modeliui spoileriuką, kad jis būtų, tarkim, BMW, Audi ir kiti vokiški gigantai, kad svarbu, kad jiem būtų tas spoileris. Jeigu nueinat į tuning.lt, randat savo spoilerį, grįžtat į komentarus, rašot ir ramiai jau dalyvaujat. Viskas labai paprasta, viskas jūsų rankose, o jau sekančioj serijai 3 laimingieji gaus spoileriuką. O mes jums paruošėm seriją, kur spoileriukai, apdailos slenkščių ir taip pat lypai jau yra ant mašinos. Bet kas atsitiko pirkimo metu, koks tai automobilis, pamatysit serijai. Biški buvo šiurpuko. Mes keliaujame į seriją. Ką tu čia? Nešau. Nieko, grybauju. Sėsk, pas mane yra gerų žinių. Aš nežinau dar, ar geriu. Geriu. Aš negeriu. Kas per žinių? Gerų žinių. Tu neįsivaizduoji. Šiandien, tiesiai taip serija ir prasideda, bet šiandien mes važiuojam pirkti automobilio. Ir ne paprasto automobilio. O mano, vėl svajonė. Simakas buvo svajonė, bet žinot, daug mašinų yra svajonių, aišku. Bet viena iš pagrindinių, kur jau 12 klasėje aš sėdėjau ir varčiau skelbimus, kai jie buvo dar po 15-16 tūkstančių. Ir galvojau, ai ką čia, į Maką nueisiu dirbti, ten po 800 gauna, skaičiavau, žinai, ten viską. Ir galvojau, su tėvais gyvenu, greitai turėsiu. Plačiu tu apie Simaką dabar? Ne, apie mašiną, kurį važiuosim. Žiūrėt. Aš netgi turėjau, buvau su žmonėm, kurie galėjo man duoti, bet nedavė pravažiuoti su tokiu automobiliu. Ir aš suprantu maždaug jos, nes tokį automobilį galima sudaužyti, sugadinti ir kas bus atsakingas. Bet tai pamatysit jau sekančiam kadrui. Tai nepaprastas automobilis, man net šiurpukai, vien jo garsą tunelėje išgirsi ir jau suprasi, kas per automobilis važiuoja. O atrodo... Lambo. O atrodo, gali būti Lambo. Aš važiavau su Lambo, žinok, tas tunelio garsas Lambo, tai žiauriai geras. O čia vienintelis dalykas, ką aš atsinešiau iš to Lambo, tai... Deividas iškart apie labai prabangus automobilius. Bet mes šnekėsim šiandien ir rodysim jums paprastą tokį juodą, neišsiskiriantį sedaną. Jeigu jūs jau supratot apie ką mes šnekėsim, ką mes rodysim ir ką mes važiuojam pirkti, tai sveikinu. Pasakyk man, tu pasakyk man. Ką pasakyti tau? Kad mes važiuojam pirkti BMW M5 legendinį V10? Taip. Ir su variklio defektu? Taip. Ką daugiau reikia žinoti? Ok, fain, nuvažiuosim, nusipirksim, išleisim šaibas ir tada ką mes grįšim ir tiesiog turėsim kėbulą. Bet čia bus, bet kokiu atveju, Lietuvoje pati pigiausia M5. Šiuo momentu pati pigiausia. Pigiau, jeigu turi dar tokių, tai parašykit, nupirksiu. Bet tai čia prieš faceliftas, kad taip pigiau? Čia faceliftas, jinai 2009 metų, jinai turi juodą spalvą, normalias lempas dinamiko, rekaro sėdynės, nežinau, ten net androidai kažkokie ten. Vienintelis jos, naujos padangos, nauji stabdžių diskai, daug investuota į tą mašiną, sakau. Čia nėra ką pasakot, aš visą laiką svajojau ir svajojau daugiau negu apie Simaką. Aš siūliau savininkui keistis, bet man neapsimokėjo. Nu tau realiai neapsimokėjo? Man neapsimokėjo, jo. Bet tai ką, žiūrėk, nauji metai dar neprasidėjo, mes jau viniojam. Jau aš 24-ais išsipildžiau 2 savo svajonės. 50 000, Rolandai. 50 000. Ar Simakas įeina, ar M5 įeina? Nu, davai įeina, aš manau. Viskas. Ar pradėsim nuo M5? Nuo M5 gal pradėm, nes Simakas čia toks kaip tavo toks pirkinys. Nu jo, kur aš net nieko nesakiau, kad perku, tiesiog nuvažiavau ir nupirkau. Nes reikėjo mašinos, nes mes dovanojom kompaktą ir aš neturėčiau su ko važiuoti. Tai visgi skaičiuojam nuo M5, nes prasidės jinai tik pavasarį, aš manau. Minusuosim prie automobilio. Kai jau pakrausim detalės, sukirsim su savininko rankom,
nes viskas gali pasisukti, žinai, kaip mes nedavažiuosim iki Kauno ir parašys parduota, žinai, ir ką tada, nes mes ant vyriško žodžio su juo. Sakau, vest pavedimą? Ne, sako, neves. Aš 2 savaitės šnekėjau dėl šitos mašinos. Lekiam. Viskas, lekiam. Parodysiu aš ją jum. Ai, ir ką norėčiau minimaliai pasakyti, apie kainą. Dauguma iš jūsų pasakys, kad, gali pasakyti, kad galbūt jums atrodys tai brangu. Pastebėkit skelbimus. Pastebėkit šitos aukcionus. Jūs jau dabar atėjo tas laikas, o su kiekvienais metais vis ta mašina brangsta dėl variklio. Tik dėl variklio. Be variklio ta mašina yra bet dėl to variklio brangsta visas kėbulas ir visa mašina. Aukcionuose jau be kokių $7-8 jūs nepaimsit. 7-8 tūkstančių dolerių nepaimsit. O čia plus pristatymai, plus ne faktas, kad varikliui viskas tvarkoj. Plus reikia iškart keisti indeklus, o čia darbas apie 1,5-2 tūkstančius eurų. Tai ir įvertinam kartu, ar apsimokės man šiandien pirkti ar ne. Ir parašysit komentaruose ir galbūt pasidžiaugsit už mane. Lekim. Gerai, Rolka, aš tavęs klausimą turiu kaip ir visi komentatoriai. Aš manau, žinau apie ką. Tai GTR-as. Visi klausinėjo apie GTR-ą, mačiau paskutiniai serijai, tai kur jis yra? Visa ta istorija prasidėjo prieš 2 metus. 2 metai kanalui dabar. Prieš 2 metus aš pasakiau, kad einam link GTR. Pasakysiu ir būsiu su jumis atviras. Per pirmus metus aš tiesiog per tos 2 metus ant ko mes pradėjom kanalą, kad aš turėjau Evolutioną. Jie aš pardaviau už 20 tūkstančių. Ir tie 20 tūkstančių iškeliavo į kanalą per 2 metus. Tiesiog taip. Į kanalą, į minusą, žodžiu, ne? Taip. Buvo sunku suktis. Dabar mes turim galimybę, turim biudžetą, prikūpėm biudžetą. 50 tūkstančių, greitai pasakysiu, 50 tūkstančių vyrai kainuoja tas GTR-as 50-60 tūkstančių. Dabar galima nuvažiuoti ir nupirkti. Nieks nenori 2009 metų GTR-o. Čia yra lygų lyga pirkti 2009 metų GTR. Čia yra pirmas GTR-as 35 kėbulė ir jis turi savo niuansų. Reikia iškart taikytis į 13 metų, 14 metų, 15 metų. Čia skaitosi, man atrodo, 3 faceliftas. Aš daug žinojau apie juos, bet pamiršau kažkiek. Mes dabar investavę 50 tūkstančių į GTR, jis bus. Ir parodysim 3 serijas, 4 ir viskas. Ir kanalą galima bus uždaryti, nes jis neturės tiek biudžeto, kad gyvent, kažką pirkti ir kažką rodyti. Gyvent, turiu omeny, ne mano, YouTube'ui gyvent, kaip dabar. Neapgalvotas pirkinys BMW 5 serijos M5. Nebūtų to. Nebūtų pirkimo Simako į pardavimą. Neparodyčiau, ar galima uždirbti, ar ne, kokie niuansai, ką mes nuperkam tvarkom. Taip pat ir iš Amerikos, gal kokias 2-3 mašinos. Iš Europos užsisakyti, pažiūrėti, kaip ten rinka sekasi. Ar galima nupirkti, ar galima uždirbti. To visko nebūtų. Tai apie ką dabar mes ir šnekam, palaikom tą mintį apie GTR, pakeliam lygį, pakeliam pinigų ir kai pas mane, tarkim, bus 120 tūkstančių, jau negaila bus ir 60 ir 70 atiduot, nes GTR-as prasiduoda kažkur nuo pusės metų iki metų laiko. Ne, faktas, aš galiu jį nupirkti ir minusą parduoti. Čia, kiekvienas durnius gali. Žodžiu, tai esmė yra tame. Atsakymas žmonėm, kur GTR-as, tai yra paprastas, ne? Japonija. Čia jo, mes turim dar Igorį. Atsakymas yra paprastas. Kai pasikelsim lygį, kai pasikelsim į kitus laiptelius, tada mes ir galvosim apie GTR, o dabar tiesiog supratom, kad net tas biudžetas dar. Taip. Ir aš to nesupratau prieš 2 metus, kai pirkau, aš galvojau, tais laikais galima buvo nupirkti prieš 2 metus, 22 metais, už 40. Taip, iš Amerikos, kad jau čia stovėtų 40-50 tūkstančių, čia jau būtų surinktas ir važiavęs GTR-as, jo su didesnė biškį rida, bet būtų tas GTR-as. Ir aš tada padariau klaidą, kad iškart pasakiau, kad einam link GTR-o, nes 2 metus kėlėm lygį kanale. Dabar dirbam toliau, turim biudžetą, padarom biudžetą, nuperkam GTR. Ką Rolandas pasakė, atvažiavęs pas servizininką? Galit man šlangą pačiupinėt. Pažiūrėt, ar nepučia. Bet dabar iš lempos žmogų tiesiog užklausai. Mes važiavom, šnekėjom ir čia buvo tokia situacija servise. Aš atvažiavau daryti suvedimą ir sakau, gal galėtumėt pačiupinėti šlangą mano. Šlangas mano. Ne, tu pasakai, galit man, prašau, šlangą pačiupinėt. Ar pažiūrėt, ar nepučia.
Visi servise suprato, bet po to tu dadėjai. Ar mes atvažiavom į servisą ar pas daktarą? Zaibys, pas daktarą. Visi ten servise juoktis, galų gale man šlango nieks ir nepačiupinėjo ir nepažiūrėjo. Galų gale man niekas šlangos ir nepačiupinėjo. Klausykit, gal aš išeinu iš šitos. Važiuokit jūs patys iki Kauno, susimatysim. Pasuk, kai būsi jau. Jo. Link Elektrėnų. Negalima pavadinti rudeniu, bet atrodo viskas kaip rudenį, iš tikrųjų vėlyvo rudenį. Šalta, vėjas pučia, 8,5 laipsnio, pusė 4 ir aš paėmiau BMW M5. Nu, kas mus laukia, dreba rankos. Bet visą laiką norėjau pabandyti. Juoda M5, faceliftas, 100 tūkstančių bėgus. Ateik, parodysiu, kokie pliusai šitos mašinos. Nauji nėra net kur užsikabinti, nauji stabdžių diskai. Jo, ratai biški gaidys, kad tai juoda, tai jaučiu reikės perdažyti šitą nuimti. Sakyčiau, kad nebūtų taip. Jo, lempos nesuštamsintos. Gal plevelė Jo, plevelė, matau, kad plevelė. Tai reikės atlūpti, kad būtų irgi normaliai šviestų pilnumo ir atrodytų gerai. Padangos. 4S-ai, apynaujas. Gale irgi yra mėsos. Pa šitas mašinas nėra. Michelin, Pilot Sport, 4S. Čia viskas kaip pas greitus automobilis turi būti. Padangykės, stabdžiai yra, jau pusė darbo. Jo, visus šitus bairius. Kaip galvojat, reikės tą nuimti ar nereikės? Lypų ir taip toliau. Galinės lempos irgi kažkas pasistengė, užtamsino. Tokie ženkliukai kiniški, viskas eis lauk. Lempas grąžinsim į pirminę būseną, kad nebūtų užtamsinti. Ženkliukus pakeisim. Kvadratinius numerius. Ar gal dangtį galinį nupirkti su europietišku? Ar yra tipo pliusas, kad gale kvadratinis? Aš nežinau, kaip geriau atrodo. Man atrodo, geriau atrodys, jeigu pailgas normalus numeris. Dar norėjau pasakyti, pažiūrėkite į galinius išmetimo bakelius. Šį palauk, aš pažiūrėsiu, gal jų nėra čia. Yra. O. Kas čia pridaryta? Viską tai pamatysim ant keltuvo, Viską pamatysit ant keltuvo, bet ten padarytas iš šona tiesioginis. Ir pultelis guli šitam. Aš galvoju, ko ten guli? Toks pultelis. On, off ir auto. Čia kaip garažo atidarimas galvojau. Ne. Pamatysit, kai pakelsim ant keltuvo, bet ten sklendės padarytos garsesniam išmetimui. Atskiros. Aš nežinau, tiecho visą gerą. Reikės viso išmetimo. Tiecho nėra. Jinai atvykus 20 metais į Lietuvą, iš Amerikos. Galim patikrinti, aš jau tikrinau ir parodysiu. Aš prieš pirkimą pasinaudojau CarVertical ir patikrinau šį automobilį. Nes, žinai, mašina nėra iš pigių, pažiūrėt, kaip buvo daužta, kokia jos istorija ir kiek kilometrų prabėgus, viską tai galima sužinoti. O su nuolaidos kodu Rolandas jūs gaunate 20% nuolaidos, tai pasinaudokit. Dabar jau kažkaip ir nejuokinga, visi juokėsi iš manęs, kad tikrinu BMW ir niekada nenupirksiu M klasės. Tai tikrinau ir nupirkau kažką, pilną ataskaitą. Odometras nusuktas ale, bet čia iš Amerikos myliai į
kilometrus persidaro, tai iškart meta, kad odometras nusuktas. Patirta žala. Va tokia 20 metais jinai atvažiavo, daužtas į galinį dešinės pusės kampą. Mes patikrinom, visą kėbulą praėjau su dažų storio matuokliu, tai realiai tik dešinės pusės kampas ir buvo daužtas. Visa kita tvarkingai kėbulas originalus arba buvo vieną kartą nudažytas, nes mušasi 250-300 colių. Originaliai turėtų būti 100 pm 200 mikronų jo. Minimalus lakavimas arba dažymas buvo. Matot, rida buvo ale nusukta 22 metais, bet čia mes žinom visi, kad 160 000, aš ramus. Man savininkas iškart pasakė, kad 160 000. Įrašų, kad ši transporto priemonė buvo sunaikinta, nerasta. Tai labai gerai. Selage 20 metais, matėt kaip atvyko, 20 metais atvyko į Lietuvą 10 mėnesį. Ir nuo to laiko pravažiavo daug maž iki 5000 km. Kodėl taip mažai? O istorija tęsiasi nuo to, kad 4 kartus tik Lietuvoje, man žinant, šitas motoras buvo darytas. Šitas pats blokas buvo gilzuotas. Gilzuot šitų blokų. Kažkas sako galima, kažkas sako negalima, kažkas sako vieną cilindrą galima. Čia buvo paskutinis remontas padarytas prieš 200 km, kapitalinio variklio remontas, gilzuotas blokas, indeklai nauji, velenas naujas, siurblys tepalo naujas, investuota buvo nemažai, apie 10 000 eurų. Gilzių išmatavimai neatitiko stumoklių ir variklis tiesiog pats savęs suvalgė. Pakilus temperatūrai, užspaudė pats save. Drožlių daug, visi cilindrai braižyti, variklio aman. Tokia istorija ir dabar jinai patenka į mano rankas, kad surinkt jai gerą motorą. Ir dabar eina pokalbis, ar surinkinėt, ieškot bloko ir surinkinėt iš naujo pačiam, arba visos tos dalis, kurios yra geros, o jų nemažai, parduot ir nupirkt tiesiog tuščią variklį. Be viršutinio apdailų, be genero, be įsiurbimo kolikų, tiesiog tuščias variklis, kuris geras, kur nebus prasukti indeklai, kur greičiausiai baigsim visą istoriją pakeitus indeklus ir pažiūrėjus veleną, tepalą pakeitus ir siurblį sužiūrėjus, mes galėsim ramiai su to motoru važiuoti. Arba surinkinėti viską savom rankom, tą V10, po vieną detalę, po vieną varžtą. Parašykit komentaruose, nes, man tai baisu. Bet padarysim taip, kad būtų gerai ir iš biudžeto neišlyp. Apie biudžetą sakiau, kad šitas automobilis mums atsistojo va čia ir dabar, jis yra nupirktas už 7500 eurų. Ar daug ar mažai spręsti irgi jum, aš iš savo pusės sakyčiau nedaug, bet ir ne super mažai. Kad šiandien ją parduot tokią, kokia yra ir uždirbti kokią štuką eurų. Ėmiau su tokiu mąstymu, kad norėčiau pabandyti šitą automobilį, tai tą ir padarysim. Pavažinėsim, surinksim, pavažinėsim, suprasim, kas čia per aparatas, ar gerai jis dar važiuoja, ar duoda tų emocijų, apie kurios visi pasakoja, ar duoda tą garsą, tai viską pažiūrėsim su jumis kartu. Tai prenumeruokit kanalą, uždėkit laiką ir parašykit savo komentarą. Nėra, kad čia šnekėt. Lūpsim čia 1,981 kW ir važiuosim smagiai. Pačiuposim iki 100 kW, lėksim kaip traukinį. Tik juodas dūmas bus ir viskas. O kaip jis čia tils, a? O V10 į ferozą. Nebeturiu, bet įsivaizduoju, projektėlis būtų čia. O gerai, o dar klausimas. Dujas dedam? Nes pas mane kažkada buvo idėja, kad pigiai važinėti su M5. Man reikalinga buvo ne dėl greito važiavimo, tiesiog kad M5. Bet kad taupiai važiuoti, reikėtų dujų. Iš komplektacijos. Ką tau parodyti iš komplektacijos? Persiūtas Alcantara vairas. Juodos lubos, irgi alkantarinės, nes čia komplektacija V10, M5 komplektacija. Napa ar kokia čia oda, odinė panėlė. Šiaip dažniausiai būna prie didesnių kilometrų jie nuo saulės pradeda trukinėti. Visi stiklai žiūriu iš vidaus, visi soliariniai. Tada individual muzika, nežinau, kiek gerai groja, bet sakė, kad gaidys. Pažiūrėsim, koks gaidys. Bet ne muzikos čia susirinkom, kaip sakoma, klausyti, ne? Tai va, ką mes turim? Vieną rычagą, turim, 3 mygtukus, DSC off, EDC, nežinau ką reiškia, ir power. Power čia reiškia iš 400 arklių į 500. Į 450 likusio arklių persijungia. Pavarų dėžės persijungimo greitis, rankinis ir vienas burbulas. Šiaip Androidas yra įkištas, bet greičiausiai, kad aš jį atsikratysiu. Apie būklę. Jo, nestipriai trukus gumelė, bet dažniausiai būna jau išrausta visur. Aišku, čia ant dizelio eilinių, bet čia nei skylutės nieko. Plastikas neužnešiotas. M5 ženkliukas irgi normalus. Sėdynė, nėra taip stipriai ir patrinosi. Jo,
jo odos įtrūkimai kažkokie minimalūs yra, bet gal ir ne minimalūs, bet nužudytas tikrai salonas. Tai prie karo tos sėdynės nieko nekainuoja. Šiaip. O gal ir kainuoja, nes čia elektrinės šoniniai, pagalvės elektrinės. Jie užspaudžia posūkio metu. Jo štorkės šonuose štorkės, negaliu durų atidaryti. Ir mygtukas yra galinė štorkė elektrinė. O pritraukėjai? Pritraukėjai. Tu supras, dabar akumas yra ištrauktas, bet pritraukia. Įdomu, ar visos veikia, nes dažniausiai sugenda. Jo, mes pabandysim atrakinti. Paskambinsiu savininkui, paklausiu, kur yra raktelis, kad pabandyti atidaryti bagažinę, šoninės durys, pažiūrėti, ar akumas yra, ar nėra, kokios detalės yra sukrautos į mašiną, nes sėdynės gale užlenktos ir sudėtos detalės. Pusė motoro, ne pusė, o beveik visas motoras yra pavarų dėžė, kardanai, išmetimas, viskas guli garaže, tai reikės antralą irgi ir išmetimą pakrauti, ir pavarų dėžė, aš manau, pakrauti, nes jis į maką netilps, o visos smulkmenos, galvos, variklio galvos, blokas, stumokliai, tarpinės, viską krausim į maką ir keliausim į Vilnių. Ir garaže mes su jumis kartu gražiai pakelsim tą mašiną. Pažiūrėsim, ko iš apačios trūksta, sudėsim gražiai vienoje vietoje detalės ir jau, manau, serijos pabaigoje mes jau žinosim, dažiūrėkit į galą, sužinosit ir jūs, ką mes darysim, kaip tvarkysim arba kišim kontraktinį motorą, judam dirbti. Gaus tavo kamera, M-kė, kuris stovi dabar iškrauta. Matėt kadrą, kad mes ją krovėm? Matėt? Kas įvyko? Va, jinai lieka čia, Kaune. Nors ir galbūt ir tipo kaina kažkam pasirodys saldi, bet turėkit omenyje. Kaina saldi, gerai. Aš patikėk, jis galbūt, tu dabar galbūt matai šį video, tu mane žiūri, tu man pasiūlyi šitą mašiną, bet kai tu parduodi pigiau, bet kai susitarimas yra vienas, o tu mėtai tas galvas, kraudamas man detalės, tu skubi, tu nori tą variklį visą išmėtyt, atsiprašau, nuo ko viskas prasidėjo? Žiūrėk, aš tarpsiu, jūs čia virš valandos laiko buvote išėję, aš nesupratau netgi bairio. Jūs išėjot, mašina buvo pakrauta, viskas buvo tvarkoj ir aš tik tai atsisuku ir žiūriu, kad išvažiuoja tavo tėvas ir nėra bemso ant aš šokė, kas? Man gaila labai, kad mes tiesiog sugadinau laiko ir tėvą atvariau, žinai, nuo ko viskas prasidėjo. Mes sulaukėm pardavėjo, Sulaukėm mes pardavėjo, jis atvažiavo, susitarimas buvo 7,5, mašina ir motoras pilnas, bet jis pažertas dalim. Pergyvenimas buvo, telefonu, kai su juo šnekėjom, aš jau pirmą tokį pagavau, žinai, tokį klaustuką. Sakau, atvažiuosiu, davai ramiai, supildysim dokumentus, nes tokia mašina ir aš pagal sąrašą, paimsiu sąrašą, dalių, motorą ir ne kiekvieną ten tą varžtelį, bet esminis dalykus, siurblys brangus, velenas, indeklai, blokas, galvos, galvų dangteliai, generai, tu viską man, pakrausim ir aš ramiai atsiskaitom ir aš išvažiuoju savo reikalais ir aš pasakiau, kad aš tam neskambinsiu, nelysiu, neklausinėsiu, kur tas, kur anas. Tu pamiršti, viskas. Atiduodi ir viskas. Aš daugiau jums pasakysiu, aš jau radau motorą. Už 4,000, bet ne pilną su visais susirbimo kolikais ir su visko. O tik jo šaltai dalį, kaip sakom. Cilindrus, viskas surinktas, tik genero nėra diržų, rolikų, beveik kišk ir važiuok. Susitarimas buvo dėl pilno motoro, mes pakrovėm M-kę ir nuėjom kraut į garažą detalės. Aš sakau, davai ramiai, davai, daug detalės, kurios yra. Žmogus sako, aš skubu.
Jis man jau Vilniuje, kai mes šnekėjom telefonu, jau sakė, žinok, neturėsiu laiko, skubėsiu, aš manau, jis suprato, kad aš atvažiuosiu rimtai su sąrašu ir surinkinėsiu visas detalės. Ir čia jis sako, davai greičiau, aš skubu. Ir pradėjo viską, mes davai greičiau, va, surinkinėt, dėžę, sankabą, galvas, va taip, va, meta. Aš sakau, palauk, neskubėk, aš negaliu, pas mane vaikas. Gerai, vaikas yra Dievo duotas, padėk tiesiog. Ir mes, aš matau, kad velino, kas supras, tas supras. Pagrindinio velino, kurio kaina 2000 eurų, nauja. O jis sakė, kad va, naujas tai čia velinas, čia tas motoras prieš 200 km tik perinktas, žinai, ir pagavo zadyrus tas. Jo nėra. Aš sakau, kur velinas? Duok veliną. Žiūrėk bagažinį, žiūrėk mašinai. Sakau, nu tai pala, nu einam pažiūrėsim kartu. Kur, sakau, įsiurbimo sklendės, kur viskas? Viskas mašinai. Mašinai radau įsiurbimo sklendės. Radau maždaug ką ieškojau, bet velino nerandu. Grįžtu pas jį, sakau, klausyk, netrukdau, sakau, aš atėjau ramiai, yra, su manim buvo žmonės, kurie su manim atvažiavo, sakau, netrukdau, nerandu velino. Ai, nu tai nerandė, reiškia ir mane a***. Man motorą jau išardytą atvežė, tai greičiausiai velino neįdėjo. Sakau vieną prikolą. Prieš 2 mėnesius šitas motoras iš šito žmogaus Facebook'e buvo įdėtas į pardavimą. Dalim. Ir buvo parašytas, bloko nėra, dalim. Jis greičiausiai pardavė veliną. O skubėjimą tą skubėjimą specialiai darė, kad aš nepamatyčiau, nepastebėčiau, kad velino nėra, o jau po to, negražinsiugi aš dėl to, nėra. Kaip abidna, ne? Nėra visiškai. Žmogus tiesiog norėjo Aš va tiesiai sakau. Jis 100% žinojo, kad to velino nėra. Kai man žmogus pasakė, reiškia ir mane a***so. Jis žinojo, bet nuotraukai pardavime, kur buvo motoras. Pažiūrėjo, jeigu čia toks dalykas, tipo... Pagrindinis velinas, kuris kainuoja, daugiausiai pinigų kainuoja, jis motoristas, jis surinkinėjo motorus ir jis nepamatė, velino nėra. Aš darau ekrano įrašą ir jūs dabar matot, sveiki, turiu BMW M5, aš jam 28 metų Max tvarkingas, tik reikia kitos širdutės, gal domina, šiaip kėbulas neblogas, matyt patys ir stabdžių diskai nauji, daug naujų dalių. Aš paklausiu porą dalykų, jis rašo, pas mane neseniai pirkau jį su defektu, nes žmogus atvarė remontuotis, nes jai 2 kart tvarkyti gilzuoti cilindrai ir vis nepataikytas matmuo teisingai ir vis prigriebdavo stumoklius. Nors dalių motorė Max belė kiek naujų dėta, tepalo siurbliai nauji, vanos nauji ir taip toliau. Pirkau savo, bet reikia pinigų, labai gaila jį parduoti. Atsiuntė video, atsiunčia motoro video. Prašau, jūs irgi matysit savo ekranuose dabar. Matot įbrėžimus, viską matot. Tu velinas žiūrėkit velinas. Velinas. Velinas, Davidai, Žmogus rašo, apačia tvarkinga, nešlifuotas velinas. Motoras išardytas, velino nereik daryti. Jo žodžiai. O dabar jis sako, mane velino nėra. Ir iškart žmogus. Nepatinka kažkas? Žmogus sako, nepatinka kažkas? Kraukit ją lauk, netinka, iškraukit ir galit būti laisvi. Šitoje vietoje truputį turiu įsterpti ir galbūt paaiškinti, nežinau, Rolandas netiksliai paaiškino, bet aš gal duosiu jums tokį pavyzdį. Įsivaizduokit, jūs perkat kompiuterį, kurį matot, kad yra išrinktas kompiuteris, bet pardavėjas sako, kad neveikia tik ekranas. Visas kompiuteris yra tvarkingai veikiantis, bet ekranas neveikia. Bet patikrinti to negalim, dėl to, kad kompiuteris yra visas išrinktas dalimis. Visos dalys yra, visos tvarkingos, bet žinokit, neveikia tik ekranas. Ir tu atvažiuoji pas jį, pas tą žmogų, matai, kad yra ekranas, yra dalimis kompiuteris išrinktas ir sakai, okei, gerai, aš pasižiūrėsiu greitai, ar visos dalys yra. Tai sako, greičiau, čia aš neturiu laiko. Okei, aš jau prisiemu savo riziką, sakykim, kad tas kompiuteris nėra surinktas ir aš negaliu pamatyti, kur yra bėda, kur yra defektas, bet gerai, viskas tvarkoja. Aš savo prisiemu šitą riziką. Viską žiūriu, jis mane skubina ir aš sakau, bet žiūrėkit, prie išrinktų dalių nėra pagrindinės plokštės, motininės plokštės kompiuterio. Ir tai sako, tai vienas dalykas, jisai sako, eik pas mane čia kambarį ieškok, plokštės, kažkur yra. Bet aš atvažiavau pas tai kompiuterio pirkti, tu gal man parodyk tą plokštę. Nesvarbu. Ir tada sako, tai gal tada nėra. Bet aš atvažiavau, pilno kompiuterio pirkti. Tai esmė yra ta, tokia paprasta esmė, kad žmogus tiesiog, Rolandas tiesiog atvažiavo,
nusipirkti katino maiše, pažadėjo, kad visos dalis yra, o dalių pasirodo nėra ir dar dalių sako, eik pats ir ieškok. Nu, žodžiu, tai vat tokia situacija. Gal kažkaip Rolandas čia buvo biški emocijai, bet tas bandau kažkaip paprašiau paaiškinti, kas kame buvo pati bėda ir kodėl Rolandas išvažiavo ir nenusipirko to BMW M5. Jau visai kita kalba. Jis nors tegul už 8,5 tą mašiną parduoda, man negaila, tegul daugiau uždirba, jam reikia pinigų ten namam, vaikam ir taip toliau. Gerai, viskas, be problemų. Jis sako, iškrauk, jeigu kažkas netinka ir viskas. Tai velina, prieinam prie to, kad velinas buvo, o dabar jo nėra. Kaip jis gali būti mašinoje, jeigu velinas turi būti prie variklio, o prie variklio mes viską apėjom. Gaila, kad iš vidaus nefilmavau, bet ant savo telefono, bet nebuvo velino. Ir jis net nebandė jo ieškoti. Tai reiškia, jis buvo. Ant to pastatom tašką, būna visko, visiems. Reiškia, visata tau ruošia geresnį variantą. Tikėkime. Jeigu jūs turit BMW M5, šiam faktas, kad už žiemos kainą, ne už žemą kainą, o žiemos, už nesezoninę kainą, tai prigriebčiau, o galbūt iš Amerikos kažkoks geras variantas matyt laukia ir iškris, arba iš Europos. Nu, pažiūrėsim. Kaip matėt, su kokią nuotaiką aš ją pirkau, aš tikrai norėjau su ją palakstyti ir kontentą padaryti jums, kad jūs matytumėt, galėtumėt žiūrėti mane, linksmai praleistumėt vakarą, pamatytumėt, kaip aš užkuriu ir važiuoju su ją pirmus kartus, bet, dėja, yra kaip yra. Kodėl, atsakau, nederinau aš dar biškį, sakyčiau, 7 ir gerai, 6 už 6 motorą ten, tarkim, bet, 6-8 motorą, tarkim, nuperku ir viskas, ne? O kaip dabar žmogui tikėt, jeigu jis čia, kaip tikėt, kad pavarų dėžė veikia? O kaip tikėt, kad ten nenuėmė galinę blokiruotę? Kaip? O kur kompas? Kaip tikėt, kad kompas bus nuo šitos mašinos? Tai va, dar kartą atsiprašau, kad dabar yra tokia nuotaika, bet yra kaip yra. Uždedam tašką, viską apkalbėjom, rašykit savo nuomonės komentarę. Šiaip buvo sutarta su juo, tai yra kaip yra. Realiai tėvas sustabdė, tai tėvas ir draugas sustabdė. Tai matyt, ačiū jiem, nes aš tai gal dar, žinok, aš galvojau, aš ten stovėjau, galvojau, sakau, 7,5 paskutinę kainą ir taip už metalo kainą atiduodu. Gerai, taip, už metalo, taip, diskai, į padangas, taip. Aš galvoju, aš suprantu, bet jeigu jis mane vienoje vietoje, tai ir kitoje. Ačiū labai, o mes keliaujam į geresnį orą ir geresnį kadrą. Kol Deividas filmuoja į telefoną, nes pamiršo kortelę, ieškomas kitas biškį operatorius, nes sunku čia, susidirbam link metų pabaigos. Taip, tai ką? Lypa. Kaip čia, nuo ko pradėti? Gražiai reikia atidaryti, ar negražiai? Uliale. Koks lypas, klausyk. Ir jis skirtas mūsų saldainiui. Ensure the fitment is checked before peeling of the protective film. Ai, va taip. Galvoju, kažkas nesueina. Gerai, pažiūrim, kaip žiūrėsis ant mašinos. Stovėjo, savaitę mažiausiai. Laikrodukas. O kodėl aš, žinai, nedariau tos eglutės vadinamos, kur lėdus mes neklijavom. Nepagalvojai, tikrai ne finansuose ten, ne esmė, ne dėl to. Laiko buvo ir aš ilgai galvojau, čia buvo dar sugalvota ta idėja prieš, kai pradėjom surinkinėti kompaktą. Tiesiog man biški gaila kėbulo. Ir tos plevelės. Ir visi daro. Plius turi problemų, kas pasidaręs, policija stabdė. Tai nedidelės baudos, bet baudos. Kas čia atsitiko, kodėl priekį šviesa pradėjo mirksėti iš pradžių. Tai va, sukepė. Sukepė čia lėdas. Nuleidžiam, pažiūrim, kaip žiūri seniai. Aš tai dar nematau. Žinok, jai reikėjo jo. Ne, ką tu. Būtų dar išplauta, būtų išvis ledas. Šiaip tikrai ačiū tuningui, nes jis pažiūrėk, kaip pagražino. Juodos grotelės. Lypas. Na, aišku, dabar neplauta, žinai, visa. Buferis. Bet vis tiek aš jau matau, kad žiūris.
čia yra serijos pabaiga ir palaukit, neskubėkit išjunginėti video. Norėčiau nuo širdies pasveikinti su praėjusiom kalėdom, su artėjančiais naujais metais. Linkiu jum viso, ko geriausio kitais metais, pasiekti to, kas yra nepasiekama, gauti tą, ką gyvenime nebuvo gavę. Laikykit tą gyvenimą ir kitais metais šaukit į viršų, kaip šausim ir mes. Mes dirbsim ir dirbsim. Leisim video, darysim viską dėl jūsų kiekvieną trečiadienį. Kaip nebebūtų liūdna, šiandien M5 SM serijai nepaėmėm. Matėt patys, kas atsitiko, apie tą įvykį rašykit komentaruose savo nuomonę. Ar gal čia aš kaltas ir durnas ir netai pasielgiau, o galbūt pardavėjas yra ne visai teisus. Aš nenoriu nieko kaltinti, yra kaip yra, greičiausiai Dievas mato ir paliko mum kažkokį svarbesnį pirkinį. Mūsų pinigus paliko svarbesniam pirkimui, kur mes uždirbsim daugiau pliusą ir automobilis bus tikrai greitesnis. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad buvot kartu, susitiksim kitais metais. Iki.